Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Svečių priėmimas. Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie patys to nežinodami buvo priėmę viešnagėn angelus. Laiško Hebrajam 13 skyriaus 2 eilutė. Abraomui Dievas suteikė didžiulę garbę. Dangaus angelai buvo kartu su juo ir kartu vaikščiojo kaip draugas su draugu. Prieš įvykdant nuosprendį Sodomai, šis faktas nebuvo nuo jo nuslėptas ir jis tapo nusidėjėlių užtarėjų prieš Dievą. Jo susitikimas su angelais taip pat yra puikus svetingumo pavyzdys. Pradžios knygoje matome Abraomą karštą vasaros dieną, sėdinti prie savo palapinės Mamrės ąžuolų pavėsyje. Ateina 3 pakeleiviai. Jie neprašo svetingumo ir nereikalauja jokio palankumo. Tačiau Abraomas neleidžia jiems tęsti kelionės nepailsėjus. Jis, vyras metuose, garbingas ir turtingas žmogus, gerbiamas ir įpratęs įsakinėti, pamatęs šiuos nepažįstamuosius, bėgo jiems priešais ir lygi žemės nusilenkė. Jis pakėlė akis ir pamatė netoli savęs stovinčius 3 vyrus. Pamatęs juos, jis atbėgo nuo palapinės angos, jų pasitikti ir nusilenkdamas iki žemės tarė: Mano viešpatie, jei susilaukiau malonės tavo akise, neaplenk savo tarno. Pradžios knygos 18 skyriaus 2 ir 3 eilutės. Savo paties rankomis jis atnešė vandens, kad jie galėtų nusiplauti savo dulkėtas kojas. Jis pats parinko maistą. Jiems sėdint gaiviame pavėsyje, Sara, jo žmona, paruošė stalą ir jiems ragaujant jo dovanas, Abraomas pagarbiai stovėjo šalia jų. Tokį dėmesį jis parodė kaip paprastiems pakeleiviams, keliaujantiems nepažįstamiesiems, kurie galbūt šiuo keliu niekada nebegrįš. Tačiau pasistiprinę, jo svečiai parodė, kas esą. Jis patarnavo ne tik draugiškiems angelams, bet ir jų šlovingajam vadui, savo kūrėjui, atpirkėjui ir karaliui. Ir Abraomui buvo atskleisti dangaus nutarimai. Jis buvo pavadintas Dievo draugu. Brangus klausytojai, mes nesame atskirti nuo privilegijų, kurios buvo suteiktos Abraomui ir Lotui. Mes taip pat, rodydami svetingumą Dievo vaikams, galime sulaukti jo angelų apsilankimo. Netgi ir mūsų dienomis angelai žmonių pavidalu įžengia į žmonių namus ir yra aptarnaujami. Krikščionys, gyvenantys Dievo šviesoje, visą laiką yra lydimi nematomų angelų, kurie mūsų namuose išėję palieka palaimą. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.